Ar jūs kada nors girdėjote, kad joga skirta palaikyti gerai sveikatai ir įgauti ramybę, ne tik Indijoje, tačiau ir visame pasaulyje? Jogos praktika buvo mokoma dar prieš vedinėse indų tradicijose, panašiai Indos slėnio civilizacijos laikais, apie 3000 metų prieš mūsų erą. Ar anksčiau joga buvo tokia pati populiari kaip ir dabar? Patanžalio jogos sutros parašytos 2 amžiuje prieš mūsų erą. Įgavo žinomumą vakaruose 20 amžiuje, kai jas pristatė Swami Vivekananda. Šiuolaikinėme pasaulyje ši nauja savigydos tradicija natūraliu būdu, atliekant įvairias jogos pozas arba asanas, dabar sukelia susižavėjimą daugeliui pasaulio žmonių. Tačiau už šiandienos sėkmės ir populiarumo yra pasiryžimas ir sunkus žmogaus darbas, kuris visą gyvenimą dėjo pastangas, platino ir mokė jogos. Žmogus, kuris gimė Indijoje, nusprendė niekada nepalikti savo šalies. Žmogus, kurį laiko vienu iš įtakingiausių 20-ojo amžiaus jogos mokytojų, kaip ir prieš tai buvę pionieriai ir klasikiniai moksliniai jogos šaltiniai. Žmogus, žinomas kaip modernios jogos tėvas, Tirumalai Krishnamacharya. Krishnamacharya buvo ajurvedinės medicinos gydytojas. Jis turėjo milžiniškas mitybos žinias, fitoterapijos, aliejų ir kitų vaistinių preparatų naudojimo žinias. Krishnamacharya tikėjo, kad joga tai didingiausia Indijos dovana visam pasauliui. Jo jogos instrukcijos atspindi jo įsitikinimus. Joga gali būti kaip dvasinė praktika, taip ir fizinio išgydymo būdas. Jis skaitosi vinyasa jogos įkūrėjų, kuris suderina kvėpavimą su judėjimu. Jo jogos stilius žinomas kaip vinyasa karma joga. Ajengaro sesuo buvo Krishnamacharyos žmona. Ajengaras tapo Ajengar jogos įkūrėjas. Išreiškė padėką Krishnamacharyjai, kad jis įkvėpė jį praktikuoti jogą, dar būnant vaiku 1934 metais. Nors Krishnamacharya žino ir prisimena visame pasaulyje, Indijoje jis labiau žinomas kaip gydytojas, kuris naudojo ajurvedinės ir jogos tradicijas, kurias naudojo sveikatos ir gerovės atstatymui tų, kuriuos gydydavo. Jis taip pat yra 4 jogos knygų autorius: Makaranda, Yoga Asanagalu, Yoga Rahasya, Yoga Vali. Krishnamacharya teigia, kad jis 7,5 metų gyveno Švento Kailašo kalno papėdėje Tibete, mokantis jogą Kuruntos, Nepalo kalba Gurukhi. Pasak vienos istorijos, kurią pasakojo Mohan kelionės metu, kuri truko apie 3 mėnesius, Krishnamacharya teigia savo knygoje Makaranda, kad Ganganathaja siūlė jam toliau tęsti jogos studijas ir rasti meistrą vardu Yogeshvara Ramamohana Brahmacharya, kuris pasak gandų gyveno kalnuose už Nepalo ribų, kad neva buvo įvaldęs 7000 jogos asanų. Tam, kad įgyvendintų šią avantiūrą, jam reikėjo gauti Šimlos karaliaus leidimą. Dėl Lordo Irvino, kuris tuomet kentėjo nuo diabeto, Krishnamacharya iškeliavo į Šimlą, kad mokytų jį jogos praktikų. Panašiai, po maždaug 6 mėnesių jo sveikata pagerėja ir pas jį atsiranda pagarba ir geri polinkiai Krishnamacharyjai. 1919 metais karalius organizuoja Krishnamacharyjos išvyką į Tibetą, suteikęs 3 pagalbininkus ir apmokėdamas išlaidas. Tuomet Krishnamacharya atvyko į Kailašo kalno papėdę, kur gyveno su žmona ir 3 vaikais.
Jis tvirtino, kad 7,5 metų buvo globojamas Brahmachari, studijuodamas Patandžalio jogos sutras, asanas ir pranajamas, taip pat studijuodamas terapinius jogos aspektus. Skaitoma, kad jis mintinai išmoko visą jogą Kurunta Gurkha kalba, tačiau jokie šios istorijos patvirtinimai neegzistuoja. Gyvenimo kelias. Krišnamacharija gimė Brahmanų šeimoje 1888 metais lapkričio 18 Mučių Kundapūroje esančiame Čitradurga apskrityje, dabartiniu laiku Karnatakoje, pietų Indijoje. Jo tėvai buvo Šri Tirumalai Šrinivasa Tatacharya, žinomas vedų mokytojas, ir jo motina Šrimati Ranjakiyama. Krišnamacharya buvo vyriausias iš 6 vaikų. Jis pradėjo mokytis kalbėti ir rašyti sanskritu iš tokių tekstų kaip Amarkoša ir giedoti vedinius himnus, griežtai vadovaujant tėvui. Kai Krišnamacharya buvo 10 metų, jo tėvas numirė ir šeimai teko išvykti į Maisūrą, antrą pagal žmonių skaičių miestą Karnatakoje, kurio senelis Šri Šrinivasa Brahmatantra Parakala Svami buvo Parakala Matх vienuolyno galva. Krišnamacharya daugiau praleido savo didžiąją jaunystės dalį, keliaudamas po Indiją ir studijuodamas 6 daršanas indų filosofijas – Vaišešika, Nijaja, Samkhya, Yoga, Mimansa ir Vedanta. 1906 metais, būdamas 18 metų, Krišnamacharya paliko Maisūrą, kad lankytų Benareso universitetą. Taip pat žinoma kaip Varanasi, 100 šventyklų miestą, kuris skaitosi Indijos šiaurinis tradicinio mokymo centras. Mokydamasis universitete, jis išstudijavo logiką ir sanskritą, dirbdamas su Brahmashri Shiva Kumar Shastri, vienu iš didingiausių to laiko gramatikų. Jis taip pat išmoko Mimansą iš Brahmashri Trilinga. 1914 metais jis paliko Benaresą, kad prisijungtų prie karališko koledžo užsiėmimų, kuris gavo daugybę mokymo sertifikatų. Pirmaisiais mokslo metais jis turėjo mažą finansinę paramą iš savo šeimos. Kad pavalgytų, jis laikydavosi taisyklių, kurių laikėsi Elgetos. Jis galėjo apeiti tik 7 namus per vieną dieną ir pasiūlyti maldą. Krišnamacharya galų gale paliko karališką koledžą, kad studijuotų sadaršaną ir vedinę filosofiją Patnos universitete Bihare. Jis gavo stipendiją studijuoti Ayurvedą, vadovaujant Vaidya Krishna Kumar Bengalijoje. Jis studijavo jogą su meistru Shri Babu Bhagavan Das ir išlaikė Samkhya jogos egzaminą Patnoje. Daugelis jo instruktorių pripažindavo jį turintį ypatingų gebėjimų studijuojant ir praktikuojant jogą ir palaikydavo jo tobulėjimą. Visiems akivaizdu, kad kiekviena nesėkmė priveda prie tobulėjimo. Tačiau tik nedaugelis tęsia kovoti su savo silpnybėmis. Tik nedaugelis vėl pakyla, kad eitų į sėkmę. Jie nepasiduoda prieš išbandymus, kuriuos jiems pameta gyvenimas. Jie žino, kas yra sunkumai ir žino, kas yra sėkmė. Tikri svajotojai niekada nepasiduoda. Po apmokymo Džaipūro Maharadža pakvietė jį tarnauti kaip Vidya Sala vadovu Džaipūre. Tačiau kadangi jis nenorėjo būti atskaitomybėje prieš didelį kiekį žmonių, Krišnamacharya greitai grįžo į Varanasį. Pagal jo gūrų pageidavimą, kad Krišnamacharya gyventų šeimyninį gyvenimą, Krišnamacharya vedė Namagiryamą 1925 metais. Po vestuvių aplinkybės privertė jį dirbti kavos plantacijoje Hasano apylinkėje. Tačiau žmogus su švaria širdimi, kuris pripildytas dharma, kuris niekada nepaliktų mokymo kelio, kurį jam davė jo gūrų, žmogus, kuris iš tiesų didingas, jam nemalonus laikai negali trukti amžinai, tik trumpai.
1926 metais Maisūro Maharadža Krišnaradža Vaidiyar IV buvo Varanasija, kad atšvęstų savo motinos 60-ąjį gimtadienį ir išgirdo apie Krišnamačarijos žinias ir įgūdžius kaip jogos terapeuto. Maharadža sutiko Krišnamačariją ir buvo taip sužavėtas jauno žmogaus elgesiu, jo charizma ir žiniomis, kad pakvietė Krišnamačariją mokyti jį ir jo šeimą. Greitai jis tapo patikimų Maharadžos patarėjų ir gavo pripažinimą ir titulą Aštana Vidyan iš rūmų inteligentijos. Maharadža buvo suinteresuotas platinti jogą ir pastoviai siųsdavo Krišnamačariją po šalį duoti paskaitas. Tačiau dėja, vėlyvais 1940-aisiais Maharadža Krišnaradža Vaidiyar IV numirė. Jo sūnėnas ir įpėdinis Jaya Chamarajendra Vaidiyar daugiau nepalaikydavo tekstų platinimo ir mokytojų grupės vykimo į aplinkinės vietas. Vėliau, kai Indija įgavo nepriklausomybę, buvo sudaryta nauja vadovybė ir Maharadžos galia buvo panaikinta. Krišnamačarija iš visų jėgų stengėsi išsaugoti mokyklą ir Jogašala Maisūrė. Pirmasis Maisūro prezidentas Casey Reddy įsakė uždaryti. Mokykla buvo uždaryta 1950 metais. Vėl gyvenimas meta iššūkį jam prarasti viską, ką jis sukūrė, kad perduotų savo mokymą žmonėms, kad išmokytų žmonių esmės svarbos, dharmos, dorybės ir jogos. Tačiau jis nepasidavė. Madrase jis įsidarbino į mokyklą Vivekanandos koledže. Daugelis jį laikė jogos meistru. Tačiau jis ir toliau vadino save mokiniu, nes jautė, kad jis visada mokosi, tyrinėja ir eksperimentuoja. Jis niekada nevadino savo inovatyvių mokymų savo išradimu, pabrėždamas, kad gavo žinias iš savo gurų arba senovinių šventų tekstų. Tačiau tam, kas gimė šioje žemėje, vieną dieną teks numirti. Niekas nėra nemirtingas, neturi reikšmės, koks didingas, doras ir išmintingas. 96 metų amžiaus jis susilaužė klubą. Atsisakęs operacijos, jis išsigydė savarankiškai sudarydamas praktiką, kurią galėtų daryti lovoje. Jis gyveno ir toliau mokė Čenajuje, kol neįkrito į komą. Tuomet jis 1989 metais, būdamas 100 metų amžiaus, numirė, tačiau jo mokymas ne. Tai istorija žmogaus, kuris laikėsi vedinių nuostatų ir taisyklių tiek varge, tiek ir gerovėje. Tai gali mus daug ko išmokyti. Žmogaus istorija, kurio žavisi milijonai žmonių, kuri vis dar nežinoma.